Kągis, laikas pradėti. Iš karto pranešu, kad tai bus video filmuoti vienu ypu, tiesiog naudosiu pauzės mygtuko telefone, ir bus daugybė nusišnekėjimų ir taip toliau, tad lauksiu jūsų diskusijų, pataisimų komentaruose. Kas yra ta Biblija? Galbūt ne visiems yra aišku, kas čia per knyga, kas ją parašė ir taip toliau. Biblija yra senovės Izraelio tautos kaip tarsi biblioteka. Izraelio tauta, kaip ir kitos senovės civilizacijos, buvo eilinė tauta, tačiau joje buvo tokie žiniai, dar kitaip vadinami pranašais. Ir tie pranašai nebuvo šiaip savo paprasti žmogeliai, jie buvo tarsi genijai, literatūros genijai. Jie ypač išmaniai pritaikė hebrajų kalbą epiniams pasakojimams rašyti, bei visokiems kitiems literatūriniams poezijoms netgi ir kitokioms rūšims įkūnyti tekstu. Jie subtiliai ir gana sudėtingai rašė dalykus apie to meto žmogaus gyvenimą, mirtį, ir aplamai visus sunkumus, su kuriais susidūrė to laikmečio žmonės. Tad galima sakyti, kad šią knygą rašė daugybė autorių, jinai yra surinkta iš atskirų žmonių tekstų. Be to, šie tekstai surašyti daugiau kaip per 1000 metį, pradedant nuo Izraelio istorijos nuo Egipto. Čia biškelio jau nukrypstam į istoriją, tačiau būtent Egiptas yra Izraelio pradžia. Bet kaip žinome iš istorijos, žemėje nuo pat pradžių vyko visokiausi karai, ir jų tautą užkariavo babiloniečiai. Ne tik užkariavo, bet ir išsivarė į tremtį. Vėliau daugelis izraeliečių grįžo į savo žemę. Būtent nuo to laikmečio mūsų skaitomi žydų raštai šioje knygoje ir įgavo tokią formą. Tai gal dabar ir imkime šiek tiek panagrinėti tuos dalykus, paskaityti, nors dar iš tikrųjų reikia daug žinoti apie Biblijos skaitymą, kaip ją skaityti, nes jeigu skaityti šiaip savo kaip kokią grožinę literatūrą nuo pat pradžių iki galo, bus sunku viską suprasti, nes čia labai painiojasi įvykiai. Pavyzdžiui, netgi pradžios knyga ten kryžiuojasi su kitų tų visų žmonių raštais, psalmėmis, giesmėmis ir taip toliau, nes jos patvirtina, pavyzdžiui, vienus ar kitus dalykus. Ir dar čia reikia žinoti apie hebrajų kalbos įmantrybės. Žodžiu, čia skaitant Bibliją turi galva sprogti, nes iš tikrųjų turi turėti žinių. Aš šitų žinių neturiu, nors jau, kaip sakant, seniai tom domiuosi. Bet aš tikrai nesimokinsiu hebrajų kalbos vien dėl to, kad čia kažką labai ten išvelti iš tos Biblijos. Bet aš pabandysiu Bibliją paskaityti taip, kaip, pavyzdžiui, eilinis paprastas žmogus, nežinantis nei ten tų žydų kalbos, senosios hebrajų ten ir taip toliau. Nors kai kuriuos aspektus aš ir paminėsiu, nes tų aspektų jau reikės nuo pat pirmosios, būtent pradžios knygos, nuo pat beveik pirmųjų eilučių. Paminėsiu tai tiesiog, kad jūs tai žinotumėt. O šiaip, sakau, bandysiu skaityti kaip paprastas žmogus ir savo nuomonę įterpti tarptų eilučių, kaip aš suprantu. Nors, sakau, jeigu čia skaitytų šią knygą apsiskaitęs hebrajų žinovas, hebrajų būtent kalbos žinovas, tai jisai įskaitytų čia netgi tarp eilučių esančius dalykus. Paprastas žmogus to negali padaryti, tad aš būtent taip ir darysiu. Tiesiog kaip eilinis paprastas žmogelis, nieko nežinantis ir tiesiog imantis ir skaitantis šią knygą. Tiesa, dabar prisiminiau, dar nepasakiau vieno iš pagrindinių dalykų, kodėl čia yra pavadinamas Senasis testamentas ir Naujasis testamentas. Kaip suprasti tuos du dalykus, ar ne? Juk paprastam žmogui irgi biškai sunku čia susivokti, kas tas Senasis testamentas ir kas tas Naujasis testamentas. Taigi, žydų Biblija, dar kitaip žinoma Tanak vadinama. Tanak, pirmoji raidė T,
reiškianti Torą. Dar kitaip, jeigu išvertus šitą žodį, reikšmė yra įstatymas. Tora tai penkiaknygė skelbianti apie Izraelio įsteigimą. N raidė nevim, tai hebrajiškai, kas reikštų pranašai. Ir šie tekstai pasakoja Izraelio istoriją iš būtent tų pranašų perspektyvų. Ir paskutinė raidė K reiškia ketuvim, kas išvertus būtų raštai. Tai jau yra poezijos, patarlių bei aplamai visokios tai tuometinės išminties pasakojimų rinkinys. Matote, kiek gali tilpti viename žydų žodėje Tanak. Išsiaiškinome, ką reiškia Tanak ir Senasis testamentas, tačiau yra ir Naujasis testamentas. Kuo jie skiriasi? Tai labai trumpai čia jau pasakius, Senasis testamentas yra parašytas prieš Jėzų, o Naujasis testamentas jau yra parašytas apaštalų po Jėzaus. Tai tuom ir skiriasi tie du dalykai ir jie abu yra šioje Biblijoje. Ir žinot, kas dar įdomu, kad būtent iš Biblijos, iš to Senojo testamento, iš Naujojo testamento ir kitų raštų senovės yra kiek išėję religijos rūšių. Tai ten ko gero šimtais ar net tūkstančiais tų rūšių skaičiuojama, jeigu taip jau paimti tiksliai. Tai čia ne tik, kad krikščionybė, ten katalikai, ortodoksai ir krikščionys protestantai, tai tik mažytė dalytė tų, kurių dar yra šakos ir šakų šakelės, išsiplėtusi ta religija įvairiausių dalykų. O kur dar sektos, kur ten išvis nupušėliai, išvis už proto ribų išeina būtent religija paremti dalykai. Kiek rūšių turi šitas tikėjimas, tai čia, sakau, išeina už proto ribų. O dar kiek yra skirtingų religijų. Ar jūs esate susimąstę iš tiesų, kiek yra religijų? Tai pradedant katalikybė, protestantizmas, stačiatikybė, islamas, budizmas, hinduizmas. Apie kiekvieną iš tų religijų galima kalbėti, bet ne apie tai šitie filmukai. Vis dar nepradedu jos skaityti šitos knygos. Tai gal dabar ir nepradėsiu, nes čia jei pradėsiu, tai dar labiau užsitęs. Šiai pirmai serijai užteks tik tiek, kad apie šitą kažkiek būtent apie pačią knygą pakalbėti, kas jinai yra, bent jau kiek aš žinau, aš aišku žinau irgi labai mažai, tai, bet aš, kaip sakant, iš savo varpinės čia ir kalbėsiu, tai tik tai už save, ne už kitus, tai skaitysiu ir kiek pats suprantu, tiek ir bandysiu dekonstruoti tuos raštus, nes tai, kas iš tikrųjų yra laikoma tiesa, čia negali būti tiesa, arba tą tiesą turi būtinai kažkaip tai prisitaikyti savo, pagal savo supratimo rėmus. Nes pavyzdžiui, gerai, biškelį, įlyskim į tą čia, nes dabar aš noriu savo mintį tik tai paremti, patvirtinti, nes kaip ir čia rašoma, štai jau pradžios knyga, kad Dievas sukūrė žemę per 6 dienas, o 7 ilsėjosi. Tai, paprastas žmogus dažniausiai taip ir supranta, kad kažkokia tai būtybė Dievas ėmė ir tarė, čia pirmą dieną, Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa, Atrodo, kad viskas įvyko per vieną dieną ir viskas. Tačiau žydų kalboje dienos supratimas, kai jie pasako diena, tai nėra, kad tai yra 24 valandos arba 12, ta prasme, jie dienos supratimą turi kaip ir daug platesnį, nes diena jų sampratoje gali būti ir savaitė, gali būti ir mėnuo, net metai gali būti, netgi 1000 metį, milijoną metų, arba net šviesmetį. Ar jūs įsivaizduojate tada, kaip galima interpretuoti vien jau šitos pradžios knygos žemės sukūrimą? Tai, kad žemė nebuvo sukurta per 6 dienas, kaip mes suprantame, bet jinai buvo kuriama ištisus milijonus metų. Čia taip kaip ir pagal evoliuciją, kad ten žemė po didžiojo sprogimo formavosi ten iš dulkių, debesų ir taip toliau. Tai
jeigu jau taip kalbant grinai, tai nuo to žemės sutvėrimo, kuris įvyko per 6 dienas pagal tiesiogiai skaitant raštą, jeigu gilinantis į žydų kalbos vingrybės ir niuansus, tai šita žemė buvo sukurta per daugybę milijonų metų. Sakau, čia yra daug reikia žinoti, kad skaityti šitą knygą ir sakau, kiekvienas pagal savo žinias interpretuos šitą knygą savaip. Biblija ir nepaslaptis, kad šitą Bibliją taip ir buvo parašyta, kad skaitantis žmogus kiekvienas rastų, ką prisitaikyti savo asmeniškai. Tai kiekvienam, kaip sakant, tipui žmogaus šita knyga šioje knygoje galima rastis kažką savo ir pritaikyti savo. Ir nuo savęs pridėti, ir nuo savęs pateisinti viską, netgi didžiausias ten žudynės ir taip toliau, arba tiesiog visą tai ignoruoti, jeigu nepatinka, ir pasiimti tik tai, kas tau atitinka tavo moralės supratimo. Tai, sakau, čia yra painus skaitalas, jau kitoje serijoje tikrai pradėsiu skaityti, pagal savo supratimą analizuoti, dekonstruoti šitos dalykus. Tačiau, sakau, tai bus mano asmeninis supratimas, ir kiek aš suprasiu, tiek ir papasakosiu tarptų eilučių, ką aš suprantu. Grinai čia pagal savo moralės standartus aš tai ir darysiu. Tiesa, kalbant apie moralę, tai juk yra sakoma, kad būtent iš Biblijos ir yra kilusi žmogaus moralė. Kaip be Biblijos ir be 10 Dievo įsakymų mes žinotume, kaip gyventi, kaip elgtis ir taip toliau. Tai yra jau iš ties, kaip ir šypseną keliantis dalykas, nes šita knyga ir buvo parašyta būtent jau susiformavusiais moralės standartais to meto. O kaip žinome ar nežinome, bet kuo žmogaus raida tobulėjo, tuo moralė irgi tobulėjo. Ir kas šioje knygoje yra dar vis moralės normose, tipo ir moterų ten antraeiliškumas ir žeminimas, vergų turėjimas, mušimas jų ir taip toliau, čia viskas moralės rėmose. Bet šiais laikais mes jau žinome, kad moralė yra daug tobulesnė ir jau šita knyga nebetitinka tos moralės rėmų, mes nebeturime vergų, nebežeminame moterų ir vis kovojame už moterų lygias teises. Ir taip pat gėjai, lesbietės ir taip toliau. Tai šita knyga jokių būdų negali būti diktantas moralės arba kaip gyventi žmogui. Moralės normos susiformavo daug anksčiau, negu kad šita knyga ar jos raštai. Tad dėkoju tam kartui, kas pabuvote, ir jau kitoje serijoje tikrai pradėsiu skaityti šią knygą. Tad iki kitų kartų. Iki.